Praėjusią savaitę nukasti pirmieji cukrinių runkelių hektarai. Perdirbėjų duomenimis derlius turėtų būti nemažesnis nei pernai. Pirmosiomis dienomis kastų runkelių kokybė taip pat džiugina. O kokią įtaką jo kokybei turi cukrinių runkelių nuėmimo technika? Krakių žemės ūkio bendrovėje praėjusią savaitę nukasti pirmieji cukrinių runkelių hektarai. Ankstoka kasti saldžiasias šaknis, nes dabar pats jų augimas ir iki vėlyvo rudens dar jie nemažai paaugtų ir cukraus sukauptų. Tačiau bendrovės vadovas Nikolajus Danilčenko per daug neišgyvena dėl to. Pirmosios kasimo dienos parodė, kad jau dabar derlius geras. Ir cukrus geras, ir derlius geras. Vis tiek, jeigu yra 16,7, net 16,75, to skaito cukringumas, to tikrai ne visą laiką būna ir rudenį, ne visą laiką būdavo toks cukrus. Taip, kad apsimoka kas dabar. Cukriniai runkeliai yra ypatingas augalas ir ne visi ūkininkai imasi juos auginti. Krakėse jie auginami kasmet, todėl patirtis didelė, aiškus visi technologijos niuansai. Šitas laukas buvo sėtas balandžio 15 dieną. Veislė yra čia Kavaso veislė Ernestina. Yra naudotos cheminės priemonės, herbicidai naudoti per 3 kartus. Sistema betanalas plus Goltiksas, betanalas plus Fiesta. Visi herbicidai veikia nuo drėgmės. Šia drėgmės buvo pakankamai, matosi runkeliai švarūs, neblogi. Taip pat runkeliam yra aktuali problema runkelinė musė. Čia yra naudotas insekticidas Proteusas, kuris ilgiau runkelinė musė išlaiko. Taip pat šiais laikais labai paplyti yra retmenė šerytės, kurias reikia irgi išnaikinti. Čia yra naudotas Proteusas. Yra atiduoti visi mikroelementai, boras plus kalis. Dar nepaminėjau, prieš sėją yra atiduotas mineralinis trąšus. NPK 5-15-30 plus 5 seros po 700 kg į hektarą. Kaip matot, kasimas yra gan ankstyvas, rugsėjo 10. Kasame virš 60 tonų, rezultato patenkinti. Pirmosiomis cukrinių runkelių kasimo dienomis bendrovė į Kėdainių cukraus fabriką vežė po 800 tonų šaknų. Svarbu tai, kad jos švarios, nežemėtos, visai nesimato pažeistų ar suskaldytų. Pasak bendrovės vadovo, stengiamasi derlių nuimti su minimaliais nuostoliais, todėl labai atidžiai pasirenkama kasimo technika. Kiek yra svarbu kokybiškai nuimti runkelių derlių? Kokybiškai nuimti, kadangi yra, jeigu per daug kerpę nukerti arba šaknis nutrauki, žymiai sumažėja cukrinių runkelių derlingumas. Mes anksčiau kasdavom po paprastą techniką, jau 3 metus kasam samdom ir jie labai kokybiškai nukasa. Ypač šiemet yra naujas kombainas Europa, kuris žymiai kokybiškiau, kadangi daugiau yra elektronikos, daugiau naujovių daugiau yra ir labai kokybiškai kas. Vienas dalykas nepalieka cukrinių lauke, kitas dalykas nukerpa gerai lapus ir iškasa, nepalieka šaknų, tų didesnių šaknų cukrinio runkelio. Ir čia visurgi cukrus, visur derlius. Kasam irgi tikrai jau antri metai, kiekvieni metai eina, planuojam, kad visą laiką kasim ne mažiau po 50 tonų, o išeina visą laiką apie 65-70 vidurkis. Atskiri laukai duoda į virš 80 tonų iš hektarą. Šiemet bendrovėje auginama 150 hektarų cukrinių runkelių. Jau pirmieji nukasti hektarai leidžia tikėtis gerokai daugiau kaip 60 tonų iš hektaro vidutinio derliaus. Todėl reikėjo kombaino, kuris dirbtų našiai ir kokybiškai. Jis labai našus, jis pakrauna ten minutę kitą į viskas, kadangi transporteriai visai greitais transporteriai sukas ir labai platus jie. Iškrovimas labai greitas. Matomai viską paskaičiuota, kad kombainas ko greičiau, ko našiau dirbtų, ne vien prikastų greit. Jis važiuoja apie 12 km į valandą
Aš žiūriu vairuoti, pasižiūri tą kombaininką, tai jis, man atrodo, kad jis ten ilsėsi tam kombainė, kadangi gali vairą nesukti, jis vis tiek kombainas eina tiesiai. Jis kasa lygiai, kai nepraleidžia nė vieno broko. Ar spartus darbas su šito kombainu? Taip, labai spartus, didelis apsukas, našumas geras jo. Kiek galima su juo per dieną nukasti cukrinių runkelių? 15 kokių hektarų. Šiaip patogumas geras čia jam. Nėra tokio didelio užėsio. Nuovargio labai didelį nejautė. Aha. O valdymas kaip? Valdymas gan sudėtingas yra jo. O visas programas, kompiuteris, viskas, šiaip gan sudėtinga. Šitam kombaine yra įmontuota mikrotoper sistema, kuri saugo kerpės nupjovimą mažam ir dideliam burokui. Jis sumontuota taip, kad mažam burokui pasileidžia šukus, jos nupjauna tiek, kiek priklauso. Negadina burokų, neskaldo. Tiesiog paleidi žemyn, kiek reikia. Ir pagal buroką jisai dirba ir pjauna. Kuo didesnis, jis tuo aukščiau pakyla, pasidaro tarpelis, čia didesnis. Jis daugiau nupjauna didesniam. O kada mažiukas burokas, jisai leidžiasi, įmažėja tarpelis ir jam nupjauna mažai kerpės. Giedrius džiaugiasi kombaino darbo sparta. Padirbėjęs maždaug 4 valandas, jis kombainu nukasė 6,5 hektaro cukrinių runkelių. Labai aktualu, kad jis būtų kuo mažiau pažeistas, kuo taisyklingiau būtų nupjauta kerpė, nes visas cukrus skaito, kad yra atlieka pačiam palei kerpę viršui, tai tas labai yra aktualu. Šių įrenginių pagalba paprasčiausiai taupų kažkur tai duoda derlingumą, vidutiniškai apie 2 tonas iš hektaro padidina derlingumą. Bendrovė turi parduoti perdirbimo įmoniai 8200 tonų saldžiųjų šaknų. Šiuo metu kasami ir vežami perdirbti nekvotiniai runkeliai. Tikimasi, kad vėliau vežant derlių pagal fabriko sudarytą grafiką, jis bus bent 15 tonų didesnis ir sukaups dar daugiau cukraus. O kasant su vienu iš moderniausių kombainų, jo bus susaugota daugiau, runkeliai nuvalyti, nežemėti, tad ir papildomos pajamos į bendrovę sąskaitą atkeliaus. Nikolajus Danilčenko pripažino, kad nemažiau svarbu už kokybišką derliaus nuėmimą ir tai, kad galinga technika dėl ypatingos važiuoklės konstrukcijos mažiau slegia dirvožemį. Jeigu kas atvažiuoja pirmą kartą į lauką, jis atrodo tikrai eina skersas, kadangi kiekvienas ratas eina atskirai, savo taką turi. Tam padaryta, kad jis mažiau sumina dirvą. Jeigu visą laiką važiuos, jisgi vežė bunkeris jo 27 tonos, o jis pats sveria irgi nemažai, taip kad sumins tiek dirvą, kad reikalų bus. Tai kuo mažiau trypti žemę yra sukurti, vadikim, šuniukų eiseną. Kaip šuniukas, kad skersai bėga, tai jisai yra pusė persimetimų, yra pilnas persimetimas. Ir kiekviena ašis važiuoja savo pavadikim, vėžę. Nėra dubliuota. Tai visas tas svoris padalinamas ant 3 ašų. Yra labai sumažinamas spaudimas į žemę. Galiniai ratai yra paplatyti dar ant 20 cm, dar platesni, kad kuo mažiau tryptų. O priekiniai ratai yra paaukštyti ant 20 cm, kad irgi tas apatinė dalis kuo plačiau siektų žemės paviršių. Cukrinių runkelių augintojai žino, kad nuimant derlių nuostoliai neišvengiami ir kaip besistengtum, prarandama mažiausiai 5 procentai derliaus. Tačiau daugeliu atveju jie siekia ir iki 15–20 procentų. Olandijoje atlikti tyrimai rodo, kad naudojant naujausias cukrinių runkelių nuėmimo technologijas, nuostoliai dėl nekokybiško kasimo sumažėja beveik perpus ir gaunama 200–300 litų iš hektaro papildomų pajamų.